Greta, kas tau yra balansas? Tai yra ramybės jausmas tiek išorėje bei viduje, kuomet pati jaučiuosi atsipalaidavusi, laiminga, neturiu dėl ko nerimauti bei skubėti. Gali apibūdinti savo darbą 3 žodžiais. Taip, tai būtų komunikacija, nuolatinė kūryba bei savirealizacija. O koks yra įdomiausias augimo meistrų projekto etapas? Dabartinis projekto etapas man yra ypač įdomus, nes išbandome naujas idėjas, testuojamės, žiūrime, kokie yra rezultatai ir sėkmingi rezultatai mane ypač motyvuoja, nes jie tik patvirtina, kad tiek daug širdies bei darbo įdėjau ne veltui. Kaip atsipalaiduoji po darbo? Po darbo mėgstu įsijungti mylimą muziką, užsidegti daug žvakučių, taip pat gaminti maistą ir išbandyti naujus receptus. Ir mėgstamiausi augimo meistrų mokymai tau? Simonos Bareikės mokymai apie karjeros planavimą. Simona išvis yra labai įtraukianti, charizmatiška lektorė ir smagiais pavyzdžiais bei konkrečiais patarimais gali tiek daug suteikti ir sudėlioti visus taškus ant ties karjeros viziją. Ačiū tau! Ačiū.